Labas visiems, tai ką mes toliau studijuojam Path Through the Jungle ir šiandien tęsiam antrą skyrių, konkrečiai yra proto taisyklės ir šiandienos namų darbas bus tiesiog persiskaityti visą tekstą. Aišku, jeigu jūs pažiūrėsit labai gerai ir jeigu persiskaitysit, dar geriau bus. Tai pereikim dabar prie proto taisyklių, pakalbėkim apie tai, kaip dirba žmogus, šimpanzė ir kompiuteris. Tai reiškia šitos trys komandos, kurios veikia pas mumis prote, kaip sąveikauja jie. Prieš išsiaiškinant, kaip kompiuteris gali mums padėti, pirmiausia apsvarstykime, kaip jis veikia. Mūsų kompiuteriai dažnai valdo mūsų gyvenimą, nes yra užprogramuoti daugiau situacijų. Kompiuteris tiesiog atpažįsta situaciją ir tada laikosi nustatyto modelio, kaip su jie tvarkytis. Pavyzdžiui, kai susitinkame pažįstamus žmonės, paprastai vadovaujamės iš anksto užprogramuotų sveikinimų, klausdami, kaip jiems sekasi ir sakydami padrasinančius komentarus. Dažnai jie pasveikinimai yra automatinio socialinio funkcionavimo dalis ir nėra apmąstyti iš anksto. Tačiau jei susidurime su nepažįstama situacija arba situacija, kuriai reikia interpretacijos, tada įsijungia žmogus ir šimpanzė sistemos. Įsivaizduokite, kad pirmą kartą sutinkate savo naujo partnerio šeimą ar naujus kolegas. Kompiuteris sustos, jei nežinos, kaip patarti žmogui ar šimpanzei ir nebuvo užprogramuotas veikti konkrečių būdų. Kai susidurime su neįprastomis, skirtingomis ar grėsmingomis situacijomis, kompiuteris sustos, o žmogus ir šimpanzė kiekvieną akimirką interpretuos tai, kas vyksta. Žmogus naudoja racionalius procesus, o šimpanzė emocinius. Ir mes turim diagramą automatiškai čia įsivaizduokit. Tai yra kompiuteris, žmogus, tai jūs, šimpanzė, primityviosios smegenys, ir kompiuteris. Tai 3 komandos. 1 šimpanzė, 2 žmogus, 3 kompiuteris. Tai, ką mes paskaitėm, ką tai reiškia. Automatinis kompiuterio atsakas yra į naujus susitikimus, labą dieną, kaip sekas ir panašiai, nes jis jau yra užprogramuotas taip elgtis, bet jeigu mes sutinkam kažką naujo ir nežinom, ką sakyti, arba nesam to numatę, kompiuteris irgi neduoda jokių apmąstymų, dėl to, kad jis nebuvo iš anksčiau užprogramuotas. Tai kaip užprogramuotas kompiuteris, paimkim dabar realių pavyzdžių. Pavyzdys - šuns įkandimas. Šuo ką tik įkando Jonui, jis prie jo ir be jokio įspėjimo ar provokacijos įkando jam į koją. Žmogus ir šimpanzė pas Joną abu turi interpretuoti, kas nutiko ir ką tai reikš ateityje. Kai vėl pamatys kitą šunį, yra daug būdų, kaip žmogus ir šimpanzė galėtų tai interpretuoti, todėl pasirinksiu dažniausius aiškinimus. Tai pirmas, šimpanzė gali apibendrinti ir pasakyti, kad visi šunys mane kanda, todėl kai tik pamatysiu šunį, reaguosiu bandydamas pabėgti su greičiu. Šiuo atveju 2 gremlino programos buvo sukurtos šimpanzės ir įdiegtos į kompiuterį. Pirmoji gremlino programa - tai įsitikinimas, o antroji - elgsena. Įsitikinimas yra tas, kad visi šunys mane kandžios, elgsena - tai bėgimas, kai pamatau šunį. Tai įsivaizduokit, 2 gremlinai, 1 elgsena, kitas įsitikinimas. Dabar kas vyksta su kripto? Kodėl mes dažnai girdim iš kripto pasaulio, kad yra skemai, ateina žmonės, nesupranta, ką daro, praranda pinigus ir jiems susiformuoja pagal tą pirmąjį patirtį įsitikinimas. Tai pirmas įsitikinimas, aš praradau pinigus, tai reiškia, kad visa kripto absoliučiai yra skemas. Antras įsitikinimas, į kripto daugiau niekada nebeinvestuoja pats žmogus. Kaip pavyzdys. Tačiau Jonui žmogus gali pasakyti, kad šis konkretus šuo užpuolė mane todėl, kad buvo susijaudinęs ir išsigandęs, o tai neturėjo nieko bendra su manimi. Todėl, kai ateityje sutiksiu šunį, man reikės įvertinti jo ketinimus, nes dauguma šunų yra draugiški. Žmogus įdiegė 2 autopiloto programas į kompiuterį. Pirmoji yra įsitikinimas, kad dauguma šunų yra draugiški. Antroji - elgsena, kuri reiškia įvertinti šunį ir tinkamai reaguoti. Ką tai reiškia? Jeigu mes jau atpažįstam savo tuos gremlinus įsitikinimus, kurie mums trukdo, apskritai gyvenime trukdo arba trukdo konkrečiai mums uždirbti pinigus,
Tai mes turim rasti, kodėl trukdo ir kai mes randam tuos įsitikinimus, mums reikia pakeisti juos į kitus įsitikinimus. Vat, žmogus, visi šunys yra pavojingi, programa į kompą, bum. Visi šunys yra pavojingi, iš beždžionės irgi, bum, programa į kompą. Jeigu čia autopiloto paveiksliukas, jeigu mes užprogramuojam autopilotą, pakeičiam įsitikinimą, kad visi šunys yra draugiški, tarkim, įsivaizduokit dabar, čia yra įsitikinimai ir čia yra elgsena. Įsitikinimai čia gremlinas ir čia kompiuteris. Tai gremlinas galvoja, kad visi šunys kanda. Į kompiuterį mes galim įdėti kitą įsitikinimo programą, kad daugelis šunų yra draugiški. Lygiai tas pats su elgsena, kad bėgti iš karto, pamatot šunį bėgant nuo šuns. Arba autopilotas būtų, kad įvertinti, kaip šuo reaguoja. Toliau, pagal šitą diagramą, jeigu mes turim du įsitikinimus, jau gaunasi, kad prieštaringi įsitikinimai. Todėl juos reikia sutvarkyti. Priešingų atveju, kai Jonas kitą kartą pamatys šunį, jis greičiausiai vadovausis šimpanzės patarimu, kad užtikrintų savo saugumą ir išvengtų rizikos. Gera žinia ta, kad mes galime pakeisti savo kompiuterio programas, pakeisdami tai, kaip mes matome apie kažką ir nusistatydami, kas yra tiesa ir kas yra naudinga. Mes galime pakeisti gremlinus autopilotais. Kompiuteris vykdo programą. Kai šimpanzė ir žmogus interpretuoja situacijas, jie visada kreipiasi kompiuterį patarimo. Paradoksalu, bet kompiuteris pateiks tik tą patarimą, kuris buvo į jį įdėtas nuo pat pradžių. Tai labiau priminimas. Šis priminimas yra pagrįstas atmintimi, patirtimi ir įsitikinimais. Jeigu kompiuteris yra užprogramuotas reaguoti į tam tikrą situaciją, tuomet jis perims kontrolę naudodamasis automatinius veiksmus. Todėl kompiuteris gali arba pateikti patarimą, arba perimti kontrolę. Svarbus punktas. Kompiuteris gali pateikti tik tą patarimą, kurį į jį įdėjo žmogus arba šimpanzė. Kompiuteriui kartais reikės dėmesio, kad būtų pašalinti nenaudingi patarimai ir klaidingi įsitikinimai. Ką tai reiškia, jeigu mes nesam susidūrę su jokia ankstesnė patirtimi, reiškia, kompiuteris nėra užprogramuotas. Reiškia, kad ateiname į naują patirtį, mes gaunam signalą į įprasminimą, interpretaciją iš beždžionės ir gaunam iš žmogaus ir greičiau gaunam iš beždžionės. Ir jeigu mes nesuvokiam, kas kaip veikia, mes ir elgiamės pagal tai, ką mums duoda beždžionė ir nespėjame įjungti savo intelektualaus proto su tiksliniais klausimais, tada sureaguojam pagal šimpanzės smegenis ir šitą programą įsirašo. Gera žinia yra ta, kad mes galim perprogramuoti, kai randam mums žalingus įsitikinimus, mes galim, arba elgseną įpročius, mes galim juos perprogramuoti. Mes dažnai įteikiam autopilotus arba gremlinus į savo mintis, net nesuvokdami. Panašiai mes turime atpažinti ir pakeisti destruktyvius elgesio modelius konstruktyviais elgesio modeliais, kurie gali tapti įpročiais. Autopiloto pavyzdys, gerai žinoma situacija, tikriausiai visi esate susidūrę, kurie vairuoja automobilius. Koks planas, dabar kaip mums reikia įjungti intelektualų protą, kadangi šimpanzė yra 4 kartus greitesnė už intelektualų protą, tai reiškia, kad visada pirmiausia į nenumatytą situaciją reaguos šimpanzė. Ir mes turim suprasti, kad tai reaguoja šimpanzė. Ir jeigu mes galim užduoti tikslinį klausimą, tarkim, koks planas, tada įsijungia intelektualus protas. Kitu atveju šimpanzė natūraliai perims mūsų proto kontrolę ir prikurs dar daugiau problemų. Pavyzdys, Gordonui sprogo padanga. Abi padangos, net ne viena. Gordonui sprogo 2 padangos. Įsivaizduokit, šimpanzė sutelkė dėmesį į 2 sprogusias padangas ir tai, kad pokalbis bus praleistas. Frustracija, pyktis, nerimas, nusivylimas dėl galimo nesėkmės rezultato galėjo būti didžiuliai, tačiau Gordonas buvo užprogramavęs savo kompiuterį iš karto reaguoti į bet kokią nesėkmę klausimu. Koks planas? Paprastas dalykas, klausimas, koks planas? Įsivaizduokit, va. Nuleido padangas, nieko tokio, gerai suformuojam planą, beždžionė šaukia, kad čia bus negerai, pavyks, nepavyks. Tikslinis klausimas kompui, koks planas,
kompas duoda iš karto atsakymą. Dėl tokios reakcijos Gordonas iš karto priėmė situaciją ir dirbdamas su ja sukūrė veiksmų planą. Gremlinų pakeitimas autopilotais. Dažnai mūsų šitie įsitikinimai arba žalingi įpročiai yra žinomi ir matomi, bet mes lygiai taip pat turim ir tokių žalingų įpročių bei elgsenos modelių, kurie nėra taip paprastai matomi, jie yra giliai įsišaknyję ir tyliai veikia mūsų mintise, tačiau jie daro labai didelę įtaką mūsų gyvenimui. Pavyzdžiui, jeigu nuolat susidurime su tam tikrą problemą, dažniausiai išsiugdome išmokti elgesį, kaip į ją reaguoti. Jei toks elgesys lieka nepakitęs, jis tampa įpročiu. Įpročiai dažnai būna labai prastos problemų sprendimo strategijos. Pavyzdys, Lina ir jos įsitempusi šimpanzė. Tai įsivaizduokit, Lina patiria didelį stresą ir kreipiasi kompiuterį pagalbos. Kompiuteris duoda jai atsakymą, kad atsipalaiduotum gali išgerti alkoholio. Kaip pavyzdys. Nors tai gali laikinai atpalaiduoti, ilgalaikė perspektyvoje tai yra prasta strategija skirta išmokti atsipalaiduoti. Tikrai yra prasta strategija, nes ilgainiui tai duos daugiau žalos negu naudos. Tai vad gremlinų atradimas kartais nėra toks akivaizdus, kaip toks dalykas kaip stresas, mums reikia kažkaip nusinulinti, kažkas su alkoholiu, kažkas su dar kažkuo ir panašiai. Galima būtų pakeisti į sveikus nusinulinimus, daleiskim tie, kurie duoda teisingą naudą, kaip šaltas vanduo, sportas, kvėpavimai ir panašiai vietoj alkoholio. Gremlinus atrasti yra sudėtingiau. Pavyzdžiui, jei žmogus turi žemą savivertę, jis gali turėti daugybę įsitikinimų, kurie prie to prisideda. Šie įsitikinimai gali būti: aš nesu toks geras kaip kiti žmonės, kai bandau kažką naujo, dažniausiai man nepasiseka, jaučiu, kad kiti mane nuolat vertina ir teisia, tikiu, kad reikia turėti ypatingų talentų, kad turėčiau gerą savivertę, laikau save nepatraukliu. Ir šis sąrašas yra trumpas, bet neišsemiamas. Tai reiškia, kad tų įsitikinimų gali būti dar daugiau, labai daug. Kaip sužinoti, ar turime nenaudingų įsitikinimų? Atsakymas yra apmąstyti, kodėl jaučiate tai, ką jaučiate. Realiai bet kokia nemaloni situacija ar bet koks nemalonus jausmas iš karto tikslinis klausimas, kodėl aš taip jaučiuosi. Ir jūs tada per tą klausimą galit atrasti įsitikinimus, kurie kelia jums tas emocijas. Pažįstate žalingą įsitikinimą arba elgesį, turime jį pakeisti naudinga tiesa arba elgesiu, kuris su jumis dera. Kitaip tariant, gremlinai neišnyks ir negali išnykti, jei jų nepakeisite į autopilotus. Nieko kitaip nebus, jeigu nekeisite įsitikinimų ir elgsenos. Pirmiausia, keičiate įsitikinimus, nuo įsitikinimų keičiasi ir elgsena. Tada galit keistis gerąja prasme. Pavyzdys. Aš nesu toks geras kaip kiti žmonės. Šį įsitikinimą galima išnagrinėti paklausus savęs, kas jūsų nuomonė daro žmogų geru. Jūsų šimpanzė gali atsakyti, jei jie yra protingi arba atrodo gerai. Tačiau jūsų žmogus gali atsakyti, jei jie turi tvirtą moralį ir teigiamą požiūrį. Du skirtingi dalykai. Šimpanzės atsakymas ir žmogaus atsakymas. Dabar jūs turite galimybę nuspręsti, kurio atsakymą norite laikytis, šimpanzės ar žmogaus. Ir renkatės žmogų, žinoma. Gerai, pavyzdys toliau su Debora. Debora daug yra turėjus nesėkmingų santykių ir nebežino, ką daryti. Ar dėl to kalti vyrai, kuriuos ji pasirenka, ar tai susiję su ją pačia. O gal čia yra abiejų įtaka. Dabar ji nori išsiaiškinti, kas gali lemti jo santykių žlugimą. Kai bandome atpažinti gremlinus, gali padėti nepageidaujamo elgesio modelio nustatymas. Pavyzdžiui, pirmas Deboros žingsnis – pažvelgti savo santykius ir pažiūrėti, ar ji pastebi elgesio modelį, kuris buvo nenaudingas, ar ją kažkas dirgina. Svarbus punktas – gremliną galima pašalinti tik jį pakeitus į autopilotų. Tai dabar Deboro laukia pasimatymo ir jo partneris vėluoja. Pirmiausia, tai žmogus gali būti neorganizuotas ir tai yra jo teisė. Žmonės siūlo save tokius, kokie jie yra, o ne tam, kad būtų kritikuojami ar formuojami taip, kaip mes norime, kad jie būtų. Debora gali padėti savo partneriui
pasikeisti tik tuo atveju, jei jis jaučia, kad tai yra problema ir nori keistis. Kitu atveju jį turi priimti tokį, koks jis yra, arba nutraukti santykius. Antiek paprasta. Tai reiškia arba priimam, arba nutraukiam santykius. Nieko nėra daugiau. Nes negalime mes žmogaus keisti arba norėtų, kad jis pasikeistų, jeigu jis pats to nenori. Tai va, pakalbam dabar apie gremlinus. Pirmas gremlinas tai yra įsitikinimas, kad jei jos partneris vėluoja, tada jį greičiausiai, tada pirmasis gremlinas. Įsitikinimas, kad jei jos partneris vėluoja, tada jis greičiausiai ją apgaudinėja. Antrasis gremlinas tai susidorojimo strategija, kurią ji naudoja norėdama save nuraminti. Ji iškelia problemą ir paaiškina, kaip jai tai kelia nerimą. Įsivaizduokit. Bet čia nėra problemos sprendimas. Jei ji gali spręsti šį nenaudingą įsitikinimą ir elgesį išsiaiškinama, todėl jaučiasi pažeidžiama, kas gali būti susijęs su žema savivertė. Kita vertus, ji galbūt nesuvokia realybės, kad daugelis santykių žlunga, tačiau pradžia nuo nepasitikėjimo greičiausiai sumažins sėkmės tikimybę santykiuose. Galbūt ji dar nėra priėmus fakto, kad bet kokie sėkmingi santykiai turi būti pagristi pasitikėjimu. Bendrai, jeigu paėmus, čia yra daugiau teksto, kurį pasiskaitysi ir pasakoja. Laukia pasimatymė ir kažkas vėluoja. Ir jeigu vėluoja, mes pagal savo įsitikinimus įprasminam tą situaciją kaip negatyviai ir pradedam negatyvius veiksmus, elgtis negatyviai. Ir pradedam elgtis negatyviai pagal tą situaciją. Tiesiog pradedam mąstyti ir projektuoti šitą patį blogiausią scenarijų. Pačio toliau mato pavyzdys. Irgi ieško partnerės, kažkaip čia apie santykius. Geri pavyzdžiai. Bet negali surasti. Matas jaučiasi nelaimingas, nes kiekvieną kartą, kai sutinka merginą, kuri jam patinka, o šimpanzė tampa labai intensyviai ir bijo ją prarasti. Dėl to dažnai jo šimpanzė pradeda sabotažuoti santykius. Jis suvokia, kad jo šimpanzė yra intensyvi, bet nežino, kaip tai sustabdyti. Bet koks žalingas pasikartojantis elgesys dažnai rodo paslėptą gremliną, kuris dirgina šimpanzę. Matas gali paklausti savęs, kodėl aš tampu toks intensyvus. Iš pradžių jis gali atsakyti, nes bijau prarasti šiuos santykius. Tai gali būti tiesa, tačiau jam reikia pasigilinti, nes jis dar neatsisakė į klausimą, kodėl jis mano, kad gali prarasti santykius. Šį kartą jis gali suprasti. Manau, kad merginos liks su manimi tik tuo atveju, jei visada būsiu linksmas ir pozityvus, o tai aš negaliu daryti visada. Dabar išnagrinėkim šitą įsitikinimą. Tai autopilotas. Merginos, kurios mane myli, priims mane tokio, koks aš esu ir supras, kad kartais man sunku išlikti pozityviam. Šitokį reikia įsitikinimą pakeisti. Tarkim, jeigu randat, manau, kad merginos liks su manim tik tai tuo atveju, jei visada būsiu linksmas ir pozityvus, o aš negaliu daryti, čia yra autopilotas dabar, gremlinas. Ir šitą įsitikinimą mes pakeičiam į kitą. Toliau. Patirties interpretavimo tvarka. Šimpanzė yra stipresnė ir veikia greičiau negu žmogus. Būdingas šimpanzės bruožas. Impulsyvus elgesys neatsižvelgiant į pasekmes. Matom, situacija, ateina interpretacija ir pirma greičiausiai yra šimpanzė, paskui tik tai žmogus veikia. Tai, kad būtų paprasčiau paaiškinti, yra 3 pagrindiniai aspektai, pagal kuriuos mes žiūrim. Tai pirmoje vietoje galia, antroje įtaka patarimas, trečioje greitis. Tai yra parametrai, pagal kuriuos mes įskirstysim šitas 3 komandas. Tai yra šimpanzė, žmogus ir kompas. Yra griežta hierarchija, labai paprastai. Štai galios hierarchija. Šimpanzė stipriausia, žmogus turi šiek tiek galios, kompiuteris jokios galios visiškai neturi. Tai galia yra galutinio sprendimo priėmimas. Toliau patarimas. Patarimas ir įtaka. Antras patarimas arba įtaka. Kompiuteris gali patarti tiek žmogui, tiek šimpanzei ir abu jie turi klausytis. Jiems labai sunku yra veikti priešingai
negu tai, ką pataria pats kompiuteris. Patarimai pateikdami įsitikinimų formą, kuriuos į kompiuterį anksčiau įdėjo arba žmogus, arba šimpanzė. Greitis. Tai komandos veikimo greitis vyksta greitis. Trečias greitis. Kiekvienos komandos veikimo greitis vyksta tokia tvarka: kompiuteris, šimpanzė, tada žmogus. Tai įsivaizduojate, intelektualios smegenys yra pačios lėčiausios. Vat greitis. Kompas, šimpanzė ir žmogus. Greitį daugiausiai lemia du veiksmai. Neurotransmiterių tipas, naudojamas signalams perduoti tarp neuronų. Jie gali būti greiti arba lėti siųstuvai. Kaip gerai izoliuotas yra takas. Ši izoliacija padarys signalų kelią greitesnį. Informacijos pateikimas į protą. Kaip tai veikia praktiškai. Pažiūrėkime žemiau. Ateina situacija, pirmiau einam šimpanzę, paskui tik į žmogų, tada žmogus užduoda, tada eina iš šimpanzės į kompiuterį, tada iš kompiuterio atgal šimpanzei, tada toliau į sprendimą, čia dar vienas užrašėlis turėtų būti, tada atgal į šitą pirmą situacijos vertinimą ir tada tik tai į šeštą eina žmogų. Ir tik tada žmogus, 7. veiksmas, duoda užklausą kompui. Pats paskutinis realiai. 1 žingsnis, 2 žingsnis, 3 žingsnis, 4 žingsnis. Viskas yra surašyta, jūs galite pasiskaityti. 5 žingsnis, 6 žingsnis ir 7 žingsnis yra svarbiausias, apie svarbiausią žingsnį. Gaila, kad daugelis žmonių šio žingsnio nepaiso, tai yra žingsnis, kurį galite naudoti savo protui valdyti. Tai viskas apie kompiuterio programavimo. Biškit čia dabar dėmesio. Šitas yra labai svarbus. Jeigu jūsų kompiuteris yra efektyviai išprogramuotas ir išvalytas nuo gremlinų, tada, kai šimpanzė kreipiasi į kompiuterį, kompiuteris gali perimti kontrolę. Jis gali vykdyti jūsų norus ir nuraminti šimpanzę. Galite pereiti tiesiai prie 4A žingsnio. 1 scenarijus. Kompiuteris neturi patarimų ir nėra užprogramuotas. 2 scenarijus. Kompiuteris turi mišrius patarimus ir žmogus ir šimpanzė. 3 scenarijus. Kompiuteris turi naudingus patarimus arba užprogramuotas perimti kontrolę. Ir namų darbam yra tik tai peržiūrėti visą šitą medžiagą ir paskaityti PDF-ą ir parašyti e-mailą, kad PDF-as perskaitytas. Viskas, ačiū. Antra dalis laukia jūsų kitam video.